skaitinėt su muzika, kaip faina. Taip, aš nesu didžiausias gal jaunimas iš čia esančių žmonių, bet labai faina būti tarp jų, nes kažkaip to įsisėmi tokio jaunatviškumo, tokio šviežio kraujo. Ir tada gyvenimas atrodo ryškesnėms spalvom nudažytas. Nesakau, kad dabar blankus. Tai šiandien turėsim 3 žmonės ant scenos. Tokia tvarka, tai pirmoji bus mūsų viešnia, tai pasikalbėsim su Zarasų rajono mere Nijolė Gobienė. Antrasis svečias bus Evelina Ragaišienė ir Vidas Bareikis bus trečias žmogus, kuris pakalbės apie jaunimą, apie savo vaikystę, apie savo jaunystę, kaip praėjo ir kas tie žmonės yra dabar. Tai kviečiu pirmą mūsų pašnekovę, Nijolė Gobienė. Kol ateisit, galit išsirinkti mintimis, kurioje pusėje norit sėdėti. Ačiū, Modestai. Labą. Senokai bekalbėjom. Šįryt. Pasilabinom. Turim tokią tradiciją. Merė sportuoja šitoj saloje. Aš dabar vaiką atsivežu į šitą salą, tai susitinkam kartais ir tais. Ar matytas jaunimas? Na, dalis matytų, kaip yra iš svečių, aš manau. Bet taip tai pažįstu. Zarasiškius tai pažįstu. Ar Zarasų rajoną, gal taip reiktų sakyti. Gerai, o jeigu jums reikėtų prisistatyti ir papasakot, kas yra Nijolė Gobienė, tiem žmonėm, kurie jūsų nepažįsta, 3 žodžiais. Aš nedeklaruoju, kai būnu kitur, kad aš esu merė. Ir Zarasos, pavyzdžiui, jeigu buvo atvejis savanorių pajėgų, taip, buvo varžybos sporto. Čia kalbam apie krašto savanorių. Taip. Ir į salą įeit, kadangi ten ruošė rungtim aplinkas ir aš sakau, galiu čia prabėgti. Na, jie taip pažiūrėjo, o kai praleido, sakau, ačiū, kad Zarasų merė praleido. Jau, oi, taigi šiandien ateisit. Tai vienu žodžiu, esu darbštus, pareigingas, kitus išgirstantis ir pagal galimybės stengiantis padėti. Nuo mažens mane tėvai ugdė mylėti žmonės, gerbti juos ir būti atsakingai ir pareigingai. Sakydavau, kaip tu besijaustum, na mes kadangi augom 8 vaikai ir kiekvienam mūsų sakydavo, kad kaip tu besijaustum, bet darbe turi būti laiku. Tai vat kažkaip tai ir visada. Bet būna anksčiau darbe. Gerai, daugiau negu 3 žodžiai, bet aišku. Pradėkime nuo to. Dar noriu papildyti, kai sakėte jaunimą, kiek prisimenu save mokykloje, labai stengdavausi skriaudžiamiems padėti, nes tokia buvau, na, gan gerai mokiausi ir turėjau žodyną platų. Ir kai reikdavo vaikinai, braukdavo merginom per nugarą, žinot, tais laikais, tai ir aš sakydavau, jas gindavau, kažkokia tai amplos savyje buvo apginti skriaudžiamas. Kai sako, tais laikais, tai ne visi supranta. Tos laikus, žinau, kad aš supratau iš šiandienos jaunimo, bet ir galėsim pakalbėti apie tai. Tai labai natūraliai ėjom į tą, koks jūs vaikas buvo? Kokia buvo jūsų vaikystė? Labai įdomi, prasminga ir labai aktyvi. Iš mokyklos grįždavau apie 5 valandą ir mokytojai būdavo nustebę, kad aš esu mokykloje, nes labai daug lankiau šiuo metu vadinamų neformalaus švietimo užsiėmimų. Kokia pamoka buvo? Bet buvau ir pavykusi. Buvau. Gerai. Kokia pamoka buvo pati mėgstamiausia? Matematika. Matematika. O ką veikdavot po pamokų, sakėt, kad neformalių įvairiausių... Krepšinis, šokiai, choras. Ja? Taip. Mažai. Aš dabar galvoju, žiūriu žmonės ir galvoju, kaip čia juos visus reikėtų sutalpinti kažkur tai. Ar tilpsit visi tas palapinės, kad jūsų nesurytų? Gali ir čia gal ateiti. Aš irgi galvoju. Galima čia ant scenos žmonių pasikviesti? Jeigu netelpat, ateikit čia ant scenos, padarysim, žinokit, vietos, visi gražiai susėsim. Bandysiu tutimėlimą. Atrodys, kad pilna palapinė žmonių, labai gerai. Gerai,
Tvarkoju, tai apie vaikystę šiek tiek pašnekėjom. Kaip galvoju, dabartinė vaikystė ir tokia, kokia buvo jūsų vaikystė? Labai skiriasi? Turi kažką panašaus? Labai daug panašaus. Džiaugsmo gyvenimo, o kai tenka girdėti, jaunimas gal daugiau prie technologijų įvairių būna, aš visada ginu jaunimą, nes kiekvieni metai, kiekvienas dešimtmetis ar penkmetis atneša naujiem. Tai yra pasaulis tobulėja. Negalim gyventi 10 metų gal kokio laikmečio arba lygintis prie to. Intensyvumas didėja, sparta didėja. Išsienimo ir tas tempas, kaip ir aš sakau, dažnai tenka girdėti, nėra kada mažai žingsnelis daryti. O reikia, intensyvumas turi didelis. Yra toks labai geras pastebėjimas. Vienas iš senovės armėnų filosofų yra sakęs, kad mūsų karta yra pati geriausia. Prieš tai buvusi jau nebevertingai, nes jos patirtis yra pasenus, o jaunesnė karta neturi tos patirties. Sako, mes esame geriausia karta. Ir taip sako visi, kartas ir tos kartos keičiasi ir visi geriausi. Šita karta jauna irgi yra geriausia savaip. Tai modestai papilnant, kai gali įsiterpti, labai vengiu sakyti, o mano laikais buvo taip. Tai sako, jau viskas, jau eiti iš aktyvios veiklos ir sėdėtumės. Tai mano laikais buvo taip, nežinau, kai mes buvom jaunimom, tai buvo nepriimtina, nes laikmetis turi savo ypatumus. Tai aš labai tą, tikrai nesakau, kad nėra gal to pozityviško. Žinosiu, kai išgirsiu šitą pasakyti, kad... Sakyti, jau viskas, jau nekartą. Oi, nemėgsti. O jūs girdite? Gerai garsus, viskas ok? Gerai. Jeigu jums gerai, tai mums gerai. Tai vis dar sakau, kad mes čia su Nerija, žinokit, turim daug vietos, jeigu norėtume raštu. Prieisim prie tų klausimų, kuriuos uždavė žmonės, kurie rašė į šitą diskusiją. Bet aš dar prieš tai turiu keletą pasiruošęs ir mes esam kalbėjęs, bet aš jūsų taip ir nepaklausiu, manau, kad ne vienas ir aš nežinau. Kaip jūs atsidūrėt Zarasuose? Nes jūs esat ne iš Zarasų kilimo, jau tikra zarasietė, bet kažkokiu būdu jūs atsirado Zarasuose. Kadangi su vyru esame grupiokai, kartu studijavom ir jo paskirimas buvo į Zarasus ir baigėm mokslus, sukūrėm šeimą, taip ir atsiradom. Paprastuoju tokiu būdu. Taip. Ir kaip jauni specialistai, tikrai tuo metu mums labai pasirūpino. Ir gyvenamą plotą davė, ir darbus, nežinau, skaitis išlenkęs, atlingų darbą gavo. Mūsų meilės emigrantai gal galima sakyti, nes vyras ir iš Utenos. O čia žinau apie tokių meilės emigrantų. Daug, ir tamsta gal. Tamsta, žinau. Tikrai taip. Gerai, o iš kokios miesto, šiaip natūraliai, iš to, pilot kaleisi gyvenat? Kretingos rajono, Darbėnų miestelio. O vyras? Iš Utenos rajono, Bižonų miestelio. Taip, jeigu tiesiai, tai visai arti. Nuvažiuoti Kretingą? Taip, nesenai buvau. Japonų sode buvau pasižiūrėti, kadangi jis yra už Darbėnų keli kilometrai. Reikia per Darbėnus, tai taip nepakmėsytam. Tai labai džiaugiuosi savo tėviškę, savo miesteliu. Ir kaip sako, kai laiminga vaikystė, paauglystė, kaip su Vydu Bareikiu šįryt, ką tik ne šįryt dieną sveikinomės, sako, smagu čia grįžti, kaip mums gero grįžti, kur mus pasitinka, bet praleidom gerą laiką. Gerai, ką jūs nesakytumėte jaunimui, nes man yra tekę girdėti. Nesakau, kad kaip girdžiu nuolatos, arba kad kaip girdžiu dažnai, bet sako, tiesiog kartais išgirstu tokių frazių, kad jaunimui Zarasai yra ne ta vieta, kur reikėtų kloti pamatus ateičiai. Sako, Zarasai tokia vieta, kur pasimokė, išvažiavai studijuoti, aplankyti rūpėtis autus, grįžti, ir visą gerą. Na, ir pamačiau pavadinimą diskusijos, tikrai svarsčiau ir vis tokias mintis girdėjau, startas ar ne. Kaip aš išmąsčiau, gyvendamas čia, baigęs vidurinę, tai yra susipažinus su galimybėm Zarasų, su gamta, tai yra startas. Aš išvykstu ir kai buvau Zarasų profesinės mokyklos direktorė, sakydavau, ateisim jūs, tada baigėt jau prieš gaunant diplomą, jūs esat susikrovę lagaminus, dabar viršiau, mažiau žmonių krauna,
vykti į užsienį. Įsigykit patirtį, daugelį atvejų lėšas susitaupo, bet grįžkit į gimtą kraštą, į savo kraštą ir jau nusižiūrėję, paplanavę, ką jūs norėtumėt tokioj srity ir patirti, ir uždirbti pinigus investuoti. Aš tai manyčiau, kad Zarasai tai yra startas. Šiaip labai pritariu. Žiūrėsiu pats, aš dėl to čia atsiradau. Ir dar noriu papildyti Modestai, kad ir savivaldybė lauks dėmesio, ir finansavimas smulkiam verslui, ir pradėti verslą, ir savivaldybės mes patalpas suteikėm neatlygintinai, įsistiprinti pradžiai visados ir po to net kasmet yra po 60 000 skiriama biudžete, tai būtent smulkiam verslui stiprinti arba pradėti jį. Čia galimybių šiek tiek daugiau negu čia mes šiandien su gerbiama mere apšnekėsim, tikrai yra daug, yra ir kitų galimybių čia įsitvirtinti ir pradėti verslus, ir ne tik verslus, ir amatus. Tai aš irgi esu lygiai tos pačios nuomonės, kad čia gali būti nuostabus ne tik startas, bet ir tuo patikrinčiai žiūrint į žmogaus gyvenimo pagrindinį, nes čia dalykai nuostabiai daug. Aš jums dar vieną klausimą turiu nuo savęs ir tada perėsim prie tų klausimų, kuriuos uždavė skaitytojai. Jūs matot daug jaunimo, tiek profesinėje mokykloje ir tiek savo gyvenime, šiaip esate ne vieno vaiko mama, kaip pasikeitė jaunimas per 20 metų? Pasikeitė, bet aš manau, jie labai, įvairiai naujiena, ne? Tai dirbtinis intelektas, žiūrėkit, kas pirmas kremia, tai jauni žmonės. Tiem, kuriem reikėjo matematikos, rašinių, kas imliausi jie yra atviresni naujadarom, gal taip sakyti, ar ne? Tai aš manau, kad tas pasitikėjimas savimi. Bet kurioje srityje neturėjimas baimė, bandyti, siekti ir imti tai, ką duoda to laikmečio šių dienų gyvenimas. Aš tai žaviuosi visados ir dideliu, kas pasako, jaunimas dabar toks, tikrai iš širdies ir gan stipriai dėmojo. Bet visais laikais buvo, jaunimas toks. Vyresnė karta visą laiką taip sakė, ir mes taip sakysim, kažkuriais atvejais, aišku, stengiamės įžvelgti padėję, kurį dabar neša jaunimas savo drąsą, laisvumą. Man irgi atrodo, kad mūsų jau skiria karta, bet dabartinį jaunimą šiek tiek žiūri, galvoju, kažkaip pas juos ta drąsos yra, bet gerai, aš galvoju, kad tą drąsą panaudojus teisingai. Ir kol ieškot klausimų, daug labai įsiklausau į vaikus savo, kaip Modestas sakė, ne vieną turiu, ir ypatingai su sūnum Arnim labai filosofuojam daug, vis tikrai ta tema labai domisi, ir aš, kai tekdavo keliauti, kai jie buvo mokykloje, dar mokinosi Zarasų ąžuolo gimnazijoje, sakydavau, ne iš lėktuvo išlipam, ar ką jūs telefone sėdėte, ar planšetėse, reikia daugiau bendrauti tarpusavę. Jie sako, mama, o kaip jūs knygą, žurnalus skaitydavot, ne tas pats, teisingai, nuokautas man, tu teisus. Čia yra labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų, kai sakydavo, kad vis tiek knygą skaityti, vis tiek skrinėjauti, reikia karvės ganyti. Tikrai, bet vis dar tas pats. Taip, vieną klausimą jums užduoda, kas surasiu, Rimantas. Jei galėtumėt padovanoti vieną savo vidinį instrumentą jaunimui, bet tai būtų ne muzikinis, o vidinis instrumentas, tai iš esmės, kaip aš suprantu, žmogaus savybė, kurią jis turi. Kas tai būtų? Pasitikėjimas savimi. Turi jaunimas dabar. Taip, bet drąsos, tos drąsos ir, kaip sakau, o kas tai bus? Ir turi viršų didesnę dalį imti teigiamybės, o ne tai, o kad kas nepavyks. Tai tenka žmonėm padėti tos drąsos, nes esam linkę šiauriečiai, kai vertinam naujoje veikloje, kas gali neatsitikti, kas gali atsitikti nesėkmingai, kokios gali būti nesėkmės. Visada sakau, pirmiausia skaičiuojam sėkmes. Tai geras pozityvus požiūris. O ko dažniausiai žmonės bijo? Nesėkmės?
labai gaila ir neseniai, kai buvo atviro jaunimo šventė, pernai jaunimo klausiau, ar jautriai reaguojat į socialiniuose tinkluose arba savo aplinkoje, tarp draugų, na, tas patyčias, nepalankės pastabas, įžeidžiančias. Tai sakė labai. Tai sakau, nepasiduoti. Juos, aš sakau, kai man pasakė vieną kartą ir galbūt ir negirdėjusi, Nijolė pasaulio neišjudinsi. Aš sakau, bet jeigu net nebandyti, tai gėris nenugalės. Tai sakau. Gerai. Antras klausimas, kurį uždavė Jūratė. Jei galėtumėte grįžti atgal ir paaugliai Nijolį pasakyti vieną dalyką, koks tai būtų dalykas? Ką norėtų, ar iš dykavimo pusės? Aš manau, panašu tvarkingo. Dabar grįžtumėt ir sakytumėt, Nijolė, prisipirk Google akcijų. Tai gal ne tokį, bet kažkokį gerą tokį patarimą, kad suprastų ir tai jauna Nijolė apie kainą šnekai. Aš tiesiog, žinokit, ir nežinau, kai klausia, kaip pakartotum gyvenimą tą patį, be abejo tą patį, nes buvau labai atidi, įsiklausydavau, ir duota gamtos man išgirdėti ir pastebėti, ką ir dabar. Tai ką savo dar papildant, ar ne? Nu, gal tokie padinusiai nebūtų, nes būdavo klasė iš mokyklos, iš pamokų iššoko. Ar tikėtumėt, įsivaizduoti, ateina vyresnis žmogus. Nusinešiau didelį žaltį į pamokas ir paleidau klasį. Didžiulį riebų žaltį ir paleidau klasį tarp suolų. Čia yra kokia nors ta priešistorė, kodėl susilažinat? Ne. Tiesiog įdomu man. Aš šliužus labai mėgdavau. Ir mama sakydavo, kažkas kiaušiniai kažkur biškį prapuola. Ir aš žiūriu, kad iš vištydės didžiulis, blizgantis, ir išliaudžiau. O kadangi gyveno namas taip pamiškiai, mūsų buvo miestelio pakrašty, bet miestelio dar teritorijoje. Ir, sakau, mama, radau šitą vagį, vištų kiaušinį. Nu, tai kitoj dienai, mokyklą nusinešiau parodžiu, tai paleidau. Nu, gal 7, tai kažkur 8. Gerai, jūs buvot mokyklos direktorė. Buvau. Ką sakytumėt tokiam vaikui, jeigu jūs pagautumėte į žalčiokai žemdį? Na, tiesiog sakyčiau, gali būti taip, kad kitas gal priepolį vaikas, gal kitą kartą nedaryk, pagalvok, pasitark. O taip, kai kviesdavai pokalbį asmeniškai vaikus, tik diskutuodavom, vat kodėl tokį priėmė sprendimą, kaip jūs klausėt, ir, na, ar reiktų. Nes buvo atvejais, kai jis knygą skaitė, rašytą skaitančiais nugaros ant stalo gyvatę paleido, nušaltį irgi. Ir kaip jinai griuvo nuo kėdės, aš tada pagalvojau, gal būdama, žmogus gali taip infarktą arba insultą gal iš savo požiūrį pakeičia kitokias staigmenos dalykus. Smagu, kad ne savo sąskaitą. Tai čia antrasis klausimas, mūsų diskusija neturėjo būti labai ilga, bet dar galiu jūs pakalbinti, jei nenoriu sušlapti. Tai va, aš pakalbinsiu, tuos sugalvosiu kokį nors klausimą. Pagalvojant kažką jaunimui pasakyti, žiūrėkit, tikrai, mes kalbam apie jūsų vaikystę, jaunystę. Ką iš šiuolaikiniam jaunimui norėtume pasakyti? Analizuoti save. Ir būti drąsiems. Svarbiausia yra tas, kuris nepatarė imtis kažkokių tai veiklų, o jūs norite, tai klausyti savęs. Ir vertinant kito poelgį, empatiškai pabūti jo pozicijoje. Ir supras, kodėl jis taip elgia. Aš nesakau, kad jį reikia pateisinti, jeigu jis netaip elgesi. Bet būnant jo pozicijoje, aš vadovų dirbdama, būdama mokinė, visada galvodavau, kodėl žmogus taip pasielgia. Ir dabar jūs girdite, kiek tyčiojasi iš manęs, visokius komentarus rašo. Arba, na, vienas prie vieno niekada manęs nežemina, tik per socialinius tinklus. Ir aš visada galvoju, žmogau, kas tavyje dedasi. Kiek tu turi viduj pykčio ir kiek tu esi nelaimingas, kas tave taip yra nuskriaudęs. Ir tą skriaudą tu stengies išpilti purvą ant savęs, kitą kartais ant nekalto žmogaus. Ar ten aš gal kalta, ar kažkas esu tikrai, bet dirbant dabartinėje pozicijoje pareigose,
žmonės norintys gero rajonui, artimam savo, jis ateina į priėmimą pas mane, reiškia, ir tą problemą išsako, ir ar ateina su sprendimu, kaip spręsti, arba klausia, kaip išspręsti. Na, aš turiu pasakyti, kad mūsų komanda, šiuo metu visi specialybai savivaldybės tikrai esame jautrus ir stengiamės padėti kiekvienam Zarasų gyventojui. Nes, kai sakau, yra atvejų, kur dar savivaldos yra šįrytą ir dabar sėdėm, ko tik vis rytas atrodo, nors savaitę anksti sportavau. Ir va dabar kalbėjom ir su Evelina, kalbam su Aušros irgi, tai būna atvejų, kur dar savivaldybės tikrai žmogus problemos nebus išspręstas. Ir aš visada irgi ateina ir vakar tokį šturmatą turėjau 80-mečius, kurie vargsta tiek laiko ir ateina paskutinė instancija, stotelė yra pas merą. Na, jeigu jūs nepadėsit, mes taip ir numirsim, neįteisinę savo turto, pastatyto 88 metais. Ir mes kalbam, atrodo, kad tas meras visagalis, bet dėja, turiu pasakyti, daug. Turi galimybių meras. Tikrai, kad daug. Vis tiek, kai meras skambina įvairias institucijas, ar ministeriją, ar departamentą, vis tiek yra atsižvelgiama. Tai kur gyventojas ir kur meras skambina, dėja tokia yra realybė. Ir aš džiaugiuosi ir vakar tiem vyram, tada juos pakalbėjau su mūsų ir inžinierių, ir architektų, kurio labai tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi visur, Evaldu Uljansku, pakalbėjom, palydėjo iki Uljansko ir jisai sako, esu turėjęs atvejį, tikriausiai, kad sugebėsim, o žmonės jau 5 metus jų ieško galimybių teisėtų, kaip įsiteisinti tos garažus bendrijos. Tai ir aš sakau, Evaldai, jeigu mes šitiem vyram padėsim, kuriuos aš pirmą kartą gyvenimą matau, tikrai nesumačiusi, sakau, žinok, aš tau tikrai, kažką nupirksiu, aš nežinau, nes man ta galimybė padėti žmogui, aš labai gerai jaučiuosi po to. Ar ateina pas jūs jauni žmonės? Ateina. Ateina? Ko dažniausiai prašo? Arba, nežinau, neprašo, kas siūlo, kokia tema būna pati dažniausiai? Dažniausiai tai einu padėkoti, kad paremėm, kad padėjom, kad suradom galimybę, jeigu ten kažkoks atvejis, situacija kažkur vykti buvo ir daugiau tokio, bet, pavyzdžiui, buvo gimnazistės atėjusios, dabar kaip sporto šakos vis maišau tinklį su tenisu, tinklinis, o taip, ar ne? Tai irgi, kad 30 ir yra nesklandumų, projektas baigėsi, nėra tęstinumų, apie 30 mokinių aktyvių nori tęsti. Na tai ačiū Zarasų sporto centro direktoriui Žygimantui Sinkevičiui, kuris tikrai su savo kolegom išsprendė šią problemą ir sudarė galimybės vaikams sportuoti mokiniam. Ir irgi padėka yra. Bet ačiū, kad dėkojat, bet ne dėl padėkų vien dirbu, o tiesiog, kad suteikti jums galimybę savirealizuoti ir kaip ir priklauso merui ir jo komandai tarnauti žmonėm. Ir ką atėjus dirbti savivaldybę, kai šiandien dviem poniom, kurias jau minėjau, diskutuojam, pajaučiau pradžioj šitą biurokratizmą. Galvoju, apie ką žmonės sako. Tai sako, mylėjai, jeigu pasirinko tarnauti, tai ir tarnauti. O nesugebam, tai tada padėkokim šiai pastatui, šiam įstatui ir reikiam taip ir save realizuoti. Taip, Modestai. Aš nežinau, aš nesu tikras, bet niekada, dėl požiūrį tai sutinku, irgi artimas toks požiūris į darbą. Tai aš noriu paskatinti jaunimą, kuris gal nebuvo, gal kažkada mintį turėjo, kurią norėtų įgyvendinti, tai gal girdėjot, merijos durys atviros, galit ateiti, gal iš anksto reikėtų užsirezervuoti. Ateina ir pamato, prašau, yra taip. Supratau. Tai galite užeiti ir vidun, kvietimą asmeninį turit numerės, o Nijolė jums noriu padėkoti už šitą trumpą pokalbį. Visados kavos pasiūlom. Ir tiesiog, kai susitikimai pernai metu vienas tarybos narys, kam šitų renginių reikia, niekam čia Zarasam nereikia, kodėl jūs juos palaikot, kodėl paremėt tuos renginius, tikrai žinokit, remiau ir remsiu, nes tai mums reikia. Kraštas nuostabus, mums reikia pritraukti čia. Ne tik tai dalyvauti renginiuose, bet ir pasirinkti kaip savo investavimo vienokio ar kitokio verslo užsiėmimo vietą. Tai reikia mums Zarasam. Ačiū. Ačiū Jums.
kad jau lyja ir nėra. Ačiū labai. Ačiū dar kartą.